Sveiki! Ar pagaliau uždrausime deginti anglį? Tiek Vilniaus senamiestyje, tiek nedideliuose miesteliuose visi turim bendrą problemą. Jei kaimynas degina anglį, tai žiemą į lauką nosies nebeiškiši. Seime vėl buvo nusilenkta tokiems teršėjams ir priimtas siūlymas drausti deginti anglį tik 6 didžiausiuose Lietuvos miestuose, toliau leidžiant tą daryti beveik visur kitur. Man keista, jei daugiabutyje vienas gyventojas pareikalauja drausti rūkyti balkone, to užtenka. Bet jei vienas kaimynas nuodys visą kaimą, net ir visi susivienyje aplinkiniai gyventojai nieko jam pasakyti negalės. Kiekvienas esame susidūrę su daugiabučių administratorių piktnaudžiavimais. Seime priimti pakeitimai, kurie sako, kad 3 nuobaudas gavę konkrečiame daugiabutyje administratoriai bus keičiami, o 2 daugiabučiuose atšaukti pakeisti administratoriai metus laiko nebegalės niekur būti siūlomi daugiabučio prižiūrėtojais. Pavyko, nes iš pradžių Seime buvo siūlymas daugiabučio administratorius atšaukti tik tada, jei bent 3 kartus per metus dėl jo kalties yra sužalojamas žmogus. CO2 taršos leidimai atkeliauja į Lietuvos teisę. Lietuvoje perkelsime ES direktyvas dėl priemonių stabdant CO2 išmetimus. Patvirtinus įstatymą, degalinės ir pastatų šildymų iškastinį kurą naudojantis turės susimokėti už taršos leidimus apie 1 milijardą eurų per 3 metus nuo 2027 metų. Tai gerokai padidins ir šildymo, ir kuro kainos, neabejotinai. Tačiau gausime apie 1 milijardą ir 200 milijonų eurų į socialinį klimato kaitos fondą, kuris ir bus nukreiptas tiems, kurie labiausiai pajus šių kainų augimą. Didžiausia diskusija ir yra būtent tai, ar sugebėsime mes teisingai nukreipti šį socialinį fondą. Kol kas Lietuvoje apie tai girdžiu labai mažai diskusijų ir tikiuosi tą pataisyti. Šiandien tiek. Iki kitų kartų.